Na tai va, sveiki visi, susitinkame pirmam mano eksplore ir šiandien eksplorinsim apleistą valgyklą, apleistą kažkokią katilinę. Na čia yra visa mokykla, bet ji yra užbarikaduota, tai pro ją neįeisime tiesiog, o dabar tiesiog bandome atsirasti kitoj vietoj. Na tai va, sugrįžame ir va, ką eksplorinsime šiandien šitą pastatą. Įspūdingo dydžio kaminas, kurį aprodysim vėliau, atidžiau, detaliau. Tai va, dabar einame ten pro durų skylę, nes ten yra, geriausia vieta įlįsti, nes čia visur kitur yra užbarikaduota arba mato žmonės. Čia yra mūsų penisas, kuris visą laiką padeda, kažką nesuprantame. Tai va. Sveikas. Na, jis sakė, kad galime eiti. Tai su kuprinė bus šiek problemų apsižiūrime, ar nėra žmonių. Čia tikrai yra žmonių ir jų yra labai daug. Parodyk, kiek čia gyvenamų namų. Ten štai vienas yra didelis toks gyvenamas. Ir visur kitur čia yra vien tik gyvenimo namai. Tai va, na tai gerai, lendam. Na tai va, taip čia. Parodyk, kai viskas atrodo iš toliau. Na dabar aprodom tus mažus kambariukus. Va, čia yra skydinė. Atidarome. Durys tikrai gerai įsijungti. Eik, giliau, einam. Tai va, viskas atrodo štai taip. Kažkie skaičiukai, rozetės, čia mygtukiukai visokie. Na tai va, tiesiog čia labai greitai negaliu. Ir garsiai kalbėti dabar, tai patikrinę, kad parodome. Žmonių nėra. Žiūrėk, čia pakūmė. Ten giliau biškutį. Kas ten? Tai va, ten kaip ir šaldytuvas čia kažkoks. Pašvies ten biškį, nematau aš. Nufilmuoji ten, ne? Tai dabar pasitikinam reikia būti labai atsargiems, nes čia yra daug žmonių. Dabar ten parodom. Tą kompiuterį parodom. Einam giliau. Einam. Labai senas kompiuteris. Tuoj vėl žmonės. Netikit, kad tiek tikrinimų. Ta prasme, nemanykit, kad bijau, bet ta prasme čia yra daug žmonių, kurie gali užduoti. Tai va, dabar einame čia. Žiūrėk, pačius čia. Yra buteliukas, žodžiu. Vynas. Vėl patikrinti, žinote, dėl viso piktam. Pastatas nėra labai didelis, todėl čia langai ir parodo, kiek čia gyvenimo namų pro langus. Nes čia daugumai visi yra. Tai va, reikia čia. Štai, čia yra kažkoks dėklas. Tas gesintuvas. Leidžiame žemiau. Čia kaip ir kažkokios kolonėlės. Pabandysiu atversti. Traukoja. Ai, ne, čia kažkoks Ai, čia tas ožys, kur iš jo 2 kojas. Dabar jau aišku. Ai, pečius, ta prasme. Štai pečius. Įspūdingo dėlio, pašvies ten dėliau. Daug aš pažiūrėjau. Tai va, ten viskas atrodo taip. O į ranką, sarėm. Ateikit, vat matau, čia yra tarpas, pro kurį kiti galėtų įlysti. Oi, tai čia tarpas. Tai va, aprodykim šitas didelės krosnis. Tiesiog įspūdinga, taip? Kažkokie tai čia virvelės kažkokios, kurios baigėms. Nu tai čia beveik kaip ir viskas, kaip manau. Kažkokios skylė. Čia yra žiauriai daug. Gal vėliau per antrą dalį pabandysime atidaryti šitą dalyką. O dabar grįžtame, kol niekas nesugrįžta. Turime tokį kaip ir keistą objektą. Tai tokia užuolaida ir dar tokį va krepšelį, kuriame nieko tiesiog nėra. Tai tikrai labai šlykštų įlio. Vidai. Tai va. Na dabar užstabdom ir pašalinam. Reikia pabaigti. Čia šitais įspūdingo dydžio vamzdis. Na, nėra labai įspūdingas, bet gan gerai išsilaikęs. Aš taip sakyčiau.
Grina šiukšlių krūva. Čia dar pilna visokio šūdo. Kuriuo tiesiog čia visą mes negalėsim, bet buteliai, alaus skardinės. Tai lipam aukščiau. Aukščiau yra, kaip matot, ten rodžiu. Ten, kai yra tokia anga, tai čia buvo pečius ir viskas eidavom į šitą kabiną ir aukštyn. Dabar leidžiam žemyn. Dabar šiek aukščiau. Tai va, čia tiesiog yra toks žiauriai įspūdingo dydžio kaminas. Gerai, dabar leidžiamės. Bet to ne, karatčia nežinau, filmuoja draugas. Jis nežinau, moka gerai montuot, jis man padės. Jam didelis ačiū. Dabar biškį iš toliau aprodysiu šičia. Nu, čia tiesiog bus barikaduoti langai. Dėl šitą namą dalį nepateksime, bet gal kada nors antroji, gal trečioji daly kažkaip ir išeis. Jei čia šitais išlaužtumėme, viskas gerai išeitų. Na, o dabar atsisveikinsiu. Na tai va, taip ir užbaigsime šį video. Na, apsieksploriname visai didelį pastatą, manau. Jums patiko, tikiuosi, ir sakysiu iki kito karto. Tai viso gero.